Mieli draugai, tęsime savo istorijų apie planetas ciklą. Šiandien mūsų paskaitoje kalbame apie Brihaspati, Jupiterį. Didįjį dievų mokytoją, šventojo žodžio valdovą, sėkmės davėją ir visuotinės dharmos sergėtoją. Mes tyrinėsime jo sudėtingą gyvenimo kelią, sužinosime, kodėl jo absoliutaus teisumo fasadas slepia gilias asmeninės dramas ir aptarsime jo milžinišką karminę įtaką kiekvienam iš mūsų. Tačiau prieš pradėdami noriu išreikšti giliausią dėkingumą visiems, kurie finansiškai remia kanalą. Jūsų parama leidžia mums tobulėti, gerinti paskaitų kokybę ir džiuginti jūs nauja medžiaga. Taip pat labai dėkojame visiems, kurie reguliariai palieka komentarus. Jūsų atsiliepimai mums yra nepaprastai vertingi. Jie suteikia mums išsamų supratimą apie mūsų pasirinktą kryptį. Na, pradėkime. Pagal senovės Puranas, mūsų herojaus giminė nepaliko jam jokių šansų patirti įprastą likimą. Brihaspati tėvas buvo didysis išminčius Angiras. Jis nebuvo eilinis asketas, o vienas iš pradžapačių žmonijos protėvių, gimęs tiesiai iš paties kūrėjo Brahmos proto. Angiras buvo laikomas milžiniškų žinių saugotojų ir griežta šventosios ugnies saugotoja. Brihaspati motina buvo pamaldi Šrata. Sanskrito kalba šis vardas gana vienareikšmiškai verčiamas kaip tikėjimas. Jų sąjunga pagimdė vaiką, kuris nuo pat pirmųjų gimimo akimirkų buvo apgaubtas švelniu auksiniu švytėjimu. Tekstuose tai apibūdinama ne kaip fizinė šviesa, o kaip galingos dvasinės tedžas energijos pasireiškimas. Berniukas niekada neišmoko kalbėti ar vaikščioti įprasta prasme. Senovės himnų ir sudėtingų taisyklių žinios tiesiog atsiskleidė jo galvoje, kai tik jam jų prireikė. Jis gimė tam, kad taptų be kompromisų įstatymo sergėtoju. Nuo pat ankstyviausių metų Brihaspati demonstravo tikrai fenomenalią atmintį. Jam tereikėjo vieną kartą išgirsti ilgą mantrą iš Angiro lūpų, kad ji amžinai įsirėžtų į jo protą, neprarandant nė vieno skiemens. Senovės tradicijoje teisingas garso tarimas yra svarbesnis už paties žodžio reikšmę, nes garsas tiesiogiai formuoja realybę. Brihaspati tobulai įvaldė šį meną. Jo kalba visada buvo sklandi, pamatuota ir be įkyrių intonacijų. Kiekvienas jo ištartas žodis svėrė kaip sunkus aukso luitas. Čia reikia nedidelės, bet esminės išlygos. Tie iš jūsų, kurie atidžiai klausėsi ankstesnių mūsų paskaitų, tikrai prisimins, kad Brihaspati jaunystė toli gražu nebuvo rožėmis klota. Ir kaip vėliau ji išsivystė į sunkią ir varginančią konkurenciją su kitų talentingų jo tėvo mokiniu Šukračarja. O mūsų herojų šeimos gyvenimas vėliau visiškai subyrėjo dėl didelio atgarsio sulaukusio skandalo su mėnulio dievu Čandra, kuris pagrobė jo žmoną Tarą. Šie įvykiai labai paveikė jėgų pusiausvyrą visatoje. Šiuos konfliktus jau išsamei išnagrinėjome skyriuose apie Venerą ir Mėnulį. Todėl nekartosime šių istorijų ir negaišime laiko perpasakodami tuos pačius faktus. Palikime šiuos dramatiškus epizodus nuošalyje, mums jie jau praeityje. Verčiau nukreipkime žvilgsnį į paslėptus jos istorijos puslapius, apie kuriuos kalbama daug rečiau, bet kurie slepia ne mažiau intriguojančias paslaptis. Tačiau ženkime po vieną žingsnį. Ką reiškia gimti šeimoje, kurioje tavo motina yra įasmenintas tikėjimas, o tėvas aukščiausias intelektas? Remiantis istorikų ir vedų filosofijos ekspertų tyrimais, tokia genealogija formuoja charakterį, visiškai išaustą iš satvos, absoliutaus gėrio energijos. Nuo vaikystės Brihaspati neturėjo pilkųjų zonų. Jam buvo tik teisingas ir neteisingas kelias. Kai būtybė nuo pat pirmos gyvenimo dienos turi krištolinio skaidrumo intelektą ir nepajudinamą tikėjimą, ji tampa idealiu dharmos nešėju. Tačiau šis absoliutus teisingumas turi ir neigiamą pusę, kuri vėliau jai iškrės žiaurų pokštą. Brihaspati praktiškai nesugebėjo suprasti kitų silpnybių. Jam abejonės, baimės ar staigus emociniai protrukiai buvo suvokiami kaip kažkas svetimo, tarsi gedimas gerai suteptoje mašinoje. Tyrėjai dažnai interpretuoja šį įvaizdį kaip nepriekaištingo dogmatiko archetipą. Jis nėra linkęs į kompromisus. Jei taisyklėje numatyta, kad ugnies ritualas turi būti atliekamas griežtai prieš saulėtekį, Brihaspati nepriims jokių pasiteisinimų dėl nuovargio ar blogo oro.
Šis griežtumas, kylantis iš pirmapradžio tyrumo, pavertė jį idealiu kandidatu į aukščiausiojo teisėjo ir mentoriaus vaidmenį, tačiau kartu pasmerkė jį giliai vidiniai vienatvei. Aplink jį esančios dangiškosios būtybės ir išminčiai jį gerbė, atvirai bijojo jo teisingo rūstybės, tačiau vargu ar galėjo vadinti artimų draugų. Šalia tokio akinančio teisingumo šaltinio, bet kuris kitas veikėjas nevalingai pradėtų pastebėti savo trūkumus ir jaustis nejaukiai. Brihaspati augo visuotinės pagarbos atmosferoje. Tačiau ši pagarba visada išliko labai šalta, griežtai sukalibruota ir itin atitolusi. Nuo mažens jis buvo pasirengęs prisiimti atsakomybę už visų 3 pasaulių gerovę. Tačiau mes puikiai žinome, kad aukščiausios pareigos dieviškojoje hierarchijoje niekada nėra suteikiamos vien dėl kilmingos kilmės. Net gabus Angiro sūnus turėjo įrodyti visatai savo teisėtą teisę vadintis Radža Guru. Būtent dėl šios priežasties jis turėjo palikti saugų tėvų ašramą ir keliauti į vietą, kur jo teorinės žinios bus griežtai išbandytos praktikoje. Pasak tekstų, jo kelias vedė į vandenyno krantą, į šventą vietą, žinoma kaip Propfasa Tirkha. Vedų kosmologijoje vandenynas visada simbolizuoja beribį, siautėjantį materialaus pasaulio chaosą, kupiną paslėptų pavojų ir nenuspėjamų srovių. Atvykęs į apleistą krantą, jaunasis išminčius atliko ritualinę maudynę ledinėse bangose ir smėlyje įstatė Šivos lingamą šventąjį didžiojo Mahadevo simbolį. Nuo tos akimirkos prasidėjo jo didysis ir bauginančiai griežtas asketizmas arba tapas. Leisiu savo šiek tiek sarkazmo, nes jau seniai esame susipažinę su daugelio vedų dievybių biografijomis. Ar mums neįtikėtina staigmena, kad dar vienas didvyris keliauja į atokų mišką ar apleistą pajūrį, kad metų metus stovėtų ant vienos kojos, valgytų tik sausus lapus, gertų rasą ir kęstų svilinantį karštį? Tikrai ne. Esame įpratę prie tokių siužeto vingių. Gali atrodyti, kam vargti? Tu buvai genijus nuo kūdikystės, tavo mama įsikūnijęs tikėjimas, tavo tėvas aukščiausias intelektas. Jūsų gyvenimo aprašymas nepriekaištingas. Kam jums reikalinga ši abejotina patirtis išgyventi ekstremaliomis sąlygomis? Kodėl šviesiausias visatos protas savanoriškai pasinertų į alkio, šalčio ir skausmo bedugnę? Tačiau kosminė biurokratija yra daug sudėtingesnė nei mums įprasta žemiškoji. Intelektas pats savaime yra tik įrankis, milžiniškas potencialas, bet negarantuoja rezultatų. Aukščiausiems dievams nereikėjo paprasto, protingo ir daug skaitančio patarėjo, svaidančio citatas iš senovės traktatų. Jiems reikėjo monumentalios figūros, turinčios milžinišką vidinę gravitaciją, gebančios užtikrintai subalansuoti kitų, mažiau stabilių likimų orbitas. Tapa šiame kontekste yra ne tik kūno kankinimas dėl kažkokio abstraktaus varnelės dangiškoje pareigybėje. Tai savotiškas kosminis streso testas, griežtas egzaminas dėl teisės valdyti tikrąją valdžią ir visatą. Brihaspati turėjo aiškiai parodyti visam pasauliui, kad jo išsamios dharmos žinios buvo veiksmingos ne tik patogiame tėvo namų šiltnamyje, bet ir tada, kai fizinis kūnas maldavo pasigailėjimo, o protas pradėjo drumstis iš didžiulio išsekimo. Mėnesiai neišvengiamai virto ilgais metais. Metai pamažu virto dešimtmečiais. Angiro sūnus liko visiškai nejudrus. Tvirtas kaip granito uola. Agresyvios Propfas Tirkha bangos su riaumojimu daužėsi į uolėtą krantą. Sūrus, žvarbus vėjas džiovino jo odą, bet jis monotoniškai, niekiek nedvejodamas, toliau giedojo senovinės, sudėtingas himnus skirtus Šivai. Jo vidinė mistinė ugnis vis stiprėjo ir netrukus nepakeliamas karštis nuo šio precedento neturinčio asketizmo ėmė rimtai trikdyti aukštesniųjų pasaulių gyventojus. Kaip prisimename, tapas yra milžiniška energija, kuri fiziškai šildo supančią erdvę, keisdama jos tankį. Kai šios grynos energijos koncentracija pasiekia kritinį tašką, aukštesnės jėgos tiesiog privalo įsikišti, kad atkurtų sutrikdytą visatos pusiausvyrą. Galiausiai pats Mahadeva, laiko valdovas, visų jogų valdovas ir pagrindinis asketų globėjas, materializavosi prieš išsekusi Brahmaną. Šiva buvo nuoširdžiai patenkintas tuo, ką matė. Jis matė prieš save ne tik paklusnų mokinį, atkakliai įsimenantį šventus tekstus, bet ir grūdintą nepalenkiamos valios kristalą, galintį atlaikyti absoliučiai bet kokį kosminį spaudimą. Šypsodamasis jis pakvietė Brihaspati pasirinkti vertą atlygį už patirtus sunkumus.
Ir tą akimirką mūsų herojus atskleidė savo tikrąją, giliąją prigimtį visų jos grožių. Jis neprašė nemirtingumo už savo fizinę formą. Jis nereikalavo nesuskaičiuojamų aukso kalnų, prabangių rūmų ar nenugalimų ginklų, galinčių vienu smūgiu sutriuškinti priešo legionus. Jo didingos ambicijos buvo visiškai kitoje plotmėje. Jis prašė nuraminti likimą tokiu gudriu būdu, kad įgytų teisinę galią daryti įtaką visai visatai sisteminių lygmenių. Jam labai reikėjo oficialaus statuso, kuris leistų jam netrukdomai įgyvendinti įstatymus ir tvarką plačiausių pasaulinių mastų. Atidžiai išklausęs prašymą, Šiva jį patenkino, iškilmingai suteikdamas Angiro genialiam sūnui kilnų Grahos, galingos amžinos planetos, titulą ir neabejotiną padėtį. Būtent šiuo istoriniu momentu Brihaspati visiems laikams nustojo būti tiesiog išskirtiniu išminčiumi. Jis tapo Jupiteriu didžiuliu, sunkiu, didingu dangaus kūnu, nuolat spinduliuojančiu galingą, geranorišką energiją milijonų kilometrų spinduliu. Šis monumentalus perėjimas iš paprasto žemiško asketo statuso į kosminio objekto statusą turi gilią filosofinę prasmę. Įgijęs didžiulę astronominę masę ir savo orbitą, Brihaspati įgijo unikalų gebėjimą tiesiogiai paveikti kiekvienos gyvos būtybės karmą. Jo švelnus spindesys dabar buvo ne tik graži metafora, simbolizuojanti intelekto šviesą, bet ir tikra jėga, diktuojanti griežtas sąlygas visiems. Žinia, kad Šiva suteikė Brihaspatiui planetos statusą, pasklido po 3 pasaulius greičiau nei manyta. Tai tapo raginimu veikti dievams, įstrigusiems nuolatinėme, sekinančiame konflikte su asurais. Jie vis dažniau pralaimėdavo mūšius ne tiek dėl priešo stiprybės, kiek dėl savo pačių netvarkos. Didžiojoje dangaus būtybių taryboje iškilo klausimas dėl aukščiausiojo vadovo, kuris galėtų paversti jų skirtingas pajėgas į vieną, gerai koordinuotą mechanizmą paskirimo. Reikėjo rinktis tarp 2 didžiausių to meto protų – Brihaspati ir Šukračarijos. Sprendimas buvo labiau politinis nei spontaniškas. Dievai, kaip dangiškosios valdžios atstovai, viltis dėjo į nuspėjamumą ir stabilumą. Brihaspati buvo jų ilgamečio sąjungininko sūnus. Jis buvo satvos, neliečiamos tvarkos įsikūnijimas. Šukračarija, nepaisant viso savo genialumo, buvo žinomas dėl savo sudėtingo, be kompromiso charakterio ir kilęs iš karštakraujiškos Bhrigų linijos. Atitinkamai, buvo pasirinktas patogesnis kandidatas. Vieningų visų dievų balsavimų Brihaspati buvo oficialiai išrinktas į Radžaguru, aukščiausiojo dangaus karalystės mokytojo ir vyriausiojo žynio pareigas. Gavęs oficialų kvietimą, mūsų herojus paliko savo asketizmo vietą ir išvyko į Amaravati, spindinčią dievų sostinę. Ir tai, ką jis ten pamatė, greičiausiai jį pripildė tylaus siaubo jausmų. Svarga arba dangaus karalystė daugelio įsivaizduojama kaip amžinos palaimos ir tobulos tvarkos vieta. Iš tikrųjų Brihaspati susidūrė su nevaldomu aplaidumu. Dievai, nemirtingi ir neįtikėtinai galingi, jau seniai buvo įpratę gyventi savo malonumui. Šventasis Somos gėrimas tekėjo kaip upė, nesibaigiančios šventės lydėjo viena kitą, o gražiosios apsaros šoko nenuilstamai. Ritualai, kurie Brihaspati buvo visatos pagrindas, čia buvo atliekami chaotiškai, pavėluotai, o kartais ir visiškai praleidžiami. Dievų karalius Indra, sėdėdamas prabangiame soste, labiau rūpinosi savo asmeninės galios ir malonumų išlaikymu nei visuotinės dharmos palaikymu. Kitos dievybės, tokios kaip vėjo dievas Vaju ir turto dievas Kubera, buvo užsiėmusios savo reikalais, dažnai įsiveldamos į smulkes intrigas ir ginčius tarpusavyje. Dangaus karalystė nebuvo panaši į gerai suteptą mašiną, o veikiau į turtingą, bet visiškai neklusnę namų ūkį, kuriame kiekvienas darė, kaip jam patiko. Brihaspati, turėdamas įgimtą tvarkos jausmą, vengė kelti skandalų ar sakyti piktas kalbas. Jis elgėsi metodiškai ir negailestingai, tarsi chirurgas šalinantis auglį. Pirmiausia, jis nustatė griežtą protokolą. Buvo sudarytas tikslus visų būtinų aukų ir ritualų grafikas, už kurį nukrypimas buvo baudžiamas dieviškųjų privilegijų praradimu. Jis atstatė hierarchiją, primindamas kiekvienam dangaus nariui apie jo tiesioginės pareigas ir atsakomybę. Nesibaigiančių puotų era baigėsi. Soma dabar buvo naudojama tik ritualiniams tikslams ir griežtai prižiūrint. Brihaspati asmeniškai pradėjo mokyti dievus karo meno, ne grubios jėgos, o strategijos ir taktikos požiūrių.
Jis jiems paaiškino, kad viena teisingai sugiedota himnas ar laiku atlikta jėga gali būti daug veiksmingesnė nei 1000 atsitiktinai paleistų žaibų. Čia atskleidžiamas unikalus Jupiterio archetipas. Jis nėra karys, jis yra įstatymų leidėjas. Jam nereikėjo laimėti dvikovos, kad įrodytų savo pranašumą. Jam tiesiog reikėjo perimti dangaus kodo ir ritualinio kalendoriaus kontrolę. Jo intelektas pirmą kartą parodė, kaip jis gali panaudoti ir nukreipti neapdorotą, chaotišką jėgą, net neįsiveldamas į atvirą konfliktą. Žinoma, daugelis dievų iš pradžių murmėjo, jie buvo įpratę prie laisvės ir atlaidumo. Tačiau naujasis mentorius privertė juos gyventi pagal taisykles kaip paprastus kareivius. Tačiau rezultatai netruko laukti. Vadovaujant išmintingam Brihaspati, dangaus armija buvo transformuota. Pralaimėjimus pakeitė užtikrintos pergalės. Fortūna, kuri regis amžiams buvo nusisukusi nuo dievų, grįžo į jų spindinčias sales. Dangiškiai, nors ir nenoriai, buvo priversti pripažinti, kad griežtos taisyklės ir drausmė veikia. Brihaspati prisiėmė sunkią atsakomybės naštą už tuos, kurie fiziškai stipresni ir galingesni už jį patį. Valdyti tokius ambicingus ir kartais kaprizingus asmenis kaip dievai nebuvo lengva užduotis. Jis turėjo visada išlaikyti ramybę, būti nepriekaištingų pavyzdžių ir niekada nepasiduoti emocijoms. Jis tapo dangaus karalystės smegenimis, jo sąžine ir vyriausiuoju strategu. Tačiau ši tobulai suderinta sistema turėjo vieną itin silpną vietą žmogiškai, arba, atleiskite, mūsų atveju dieviškai faktorių. Dievų karalius Indra, tingiai sėdėdamas savo didžiuliame soste, inkrustuotame rečiausiais brangakmeniais, mėgavosi savo neseniai pasiektų karinių pergalių vaisiais. Griežta ritualų ir griežtos drausmės sistema, kurią nustatė jo mentorius Brihaspati, veikė nepriekaištingai. Priešai buvo išvaryti toli už dangiškosios karalystės ribų. Iždas buvo perpildytas sukauptų turtų, o valdžia atrodė absoliučiai nepajudinama. Tačiau patogus gyvenimas ir ilgalaikis matomų grėsmių nebuvimas linkęs atbukinti net nemirtingų būtybių budrumą. Svargos valdovo galvoje sparčiai ėmė augti nuodinga arogancijos sėkla. Indra nuoširdžiai tikėjo, kad viskas, kas vyksta aplink jį, yra tik jo paties asmeninis pasiekimas, natūralus jo paties dieviškojo išskirtinumo rezultatas, o ne kruopštaus jo vyriausiojo patarėjo darbo rezultatas. Ir tada vieną dieną Brihaspati, neskubėdamas išmatuotų žingsnių, įžengė į prabangę susirinkimų salę, kurioje valdovas leido laiką apsuptas rūmų muzikantų ir gražių apsarų. Pagal vedų etiketą, pasirodžius guru, bet kuris dalyvaujantis mokinys, net ir 3 kartus visatos valdovas, privalo nedelsdamas atsistoti nuo savo vietos, pagarbiai nulenkti galvą ir sukryžiuoti rankas sveikinimo gestu. Tai yra pagrindinis protokolas, kuriuo istoriškai buvo grindžiama visa daugiapakopė šventų žinių perdavimo hierarchija. Tačiau Indra nejudėjo savo vietoje. Jis tik šiek tiek linktelėjo, mesdamas atsainiai, nuolaidžiai žvilgtelėjimą įėjusį išminčių. Dangaus valdovas nusprendė, kad dabartinis jo aukščiausias statusas leidžia jam atvirai nepaisyti senovės taisyklių, parodydamas aplinkiniams savo visišką ir absoliučią nepriklausomybę nuo bet kokių nurodymų. Angiro sūnaus reakcija į šį viešą įžeidimą yra puikiai Jupiterio psichologijos pamoka. Brihaspati nesukūrė scenos sosto kambaryje ir nepaleido baisių prakeiksmų, atimdamas iš karaliaus jo mistinės galias, kaip dažnai darydavo kiti to meto brahmanai. Jis turėjo per daug aštrų protą ir gilų savivertės jausmą, kad galėtų leistis į banalų ginčą su išdidžiu, savo svarbą pasipūtusiu žmogumi. Dievų mentorius tiesiog sustojo salės viduryje, ramiai pažvelgė į Indrą skvarbių žvilgsnių, apsisuko ir tyliai išėjo pro masyves duris. Be to, pasitelkė savo mistinės galias, jis akimirksniu tapo visiškai nematomas visiems 3 pasaulių gyventojams ir be pėdsakų dingo iš dangaus sferų. Tai buvo labai specifinė tyli bausmė. O jos pasekmės buvo katastrofiškos visam dieviškajam panteonui. Brihaspati išvykimas reiškė daugiau nei vien tik itin protingo patarėjo fizinį praradimą. Kartu su juo iš svargos pasitraukė pati Jupiterio energijos esmė, visuotinė sėkmė, klestėjimas ir nematoma dieviškoji apsauga. Be tinkamo griežto vadovavimo, nusistovėjusi kasdienių ritualų sistema akimirksniu ėmė griūti. Dievai, netekę savo intelektualinio branduolio ir moralinio kompaso, greitai puolė į paniką ir sumaištį.
Žinia, kad dangaus sostas liko be dvasinės apsaugos, kaip žaibas pasklido po tamsiuosius požemius. Asuros armija nepraleido šios auksinės strateginės progos. Jie greitai surinko savo legionus ir sudavė triuškinantį smūgį moraliai nusilpusiam Amaravatai. Kadaise nenugalimi dievai, netekę savo gurų palaiminimo, su siaubu atrado, kad jų galingi ginklai nebedaro reikiamos žalos jų priešams. Jos patyrė vieną skausmingą pralaimėjimą po kito, kol buvo gėdingai ištremtos iš savo namų, priverstos klajoti po atokius žemės miškus kaip paprasčiausi, beteisiai elgetos. Žinodamos visą netekties kartėlį. Panagrinėkime šios senovės istorijos karminį mechanizmą. Vedų astrologijoje Brihaspati yra atsakinga už sėkmę, platesnės gyvenimo galimybės ir materialinę gerovę. Tačiau ši kūrybinė energija nėra duodama veltui, ji reikalauja nuolatinės pagarbos pačiam žinių šaltiniui. Kai žmogus, kaip ir Indra, pasiekia tam tikras karjeros ar finansinės aukštumas ir staiga nusprendžia, kad dabar yra žymiai protingesnis už savo senus mokytojus, protingesnis už pagrindinius visatos dėsnius, jis padaro didžiausią klaidą. Arogancija visada ir neišvengiamai lydi kritimą. Jupiterio likimas yra itin jautrus bet kokioms išpūsto, neparemto ego apraiškoms. Jis visiškai netoleruoja grubumo ir nepagarbos šimtmečių senumo tradicijoms. Ir baisiausia visame šiame procese yra tai, kad aukštesnių jėgų palankumas dingsta lygiai taip pat, kaip dingo Brihaspati labai tyliai, be garsių perspėjimų, kaltinimų ar durų trenkimo. Šis epizodas aiškiai parodo, kokia trapi gali būti valdžios struktūra, jei iš jos pašalinamas išminties ir deramos pagarbos vyresniesiems elementas. Žmogus gali kurį laiką inercijos vedamas sėdėti savo tariamame auksinėme soste, duodamas įsakymus pavaldiniams, visiškai nesuvokdamas, kad tvirtas pagrindas po jo kojomis jau seniai sugriuvo į dulkes. Svarbus sandoriai netikėtai žlunga paskutinę minutę. Staiga sutrinka sveikata. Ištikimiausi sąjungininkai nusisuka, susirasdami perspektyvesnius partnerius. Ir atrodo, tarsi visas didžiulis pasaulis staiga atsisuko tik prieš jūs. Iš tikrųjų pasaulis tiesiog nustojo jūs saugoti, nes jūs savo rankomis ir kvaila pasididžiavimu nutraukėte trapų jungiamą į siūlą su šios visuotinės apsaugos šaltiniu. Indra šią pamoką išmoko skaudžiai. Praradęs valdžią, aukštą statusą ir saugius namus, jis buvo priverstas ieškoti bet kokių įmanomų priemonių, kad nuramintų savo įžeistą mokytoją ir bandytų jį grąžinti į jo pareigas, suprasdamas, kad joks dieviškas ginklas, net ir pats destruktyviausias, negali pakeisti tikrosios išminties valdant valstybę. Tačiau pasitikėjimo susigrąžinimo procesas užima daugiau laiko ir pastangų nei jo praradimo procesas. Atsidūrę tremtyje, dievai visiškai suprato, kad jų išgirtas fizinis nemirtingumas yra visiškai bevertis be Brihaspati vadovavimo ir valios. Jiems teko ištverti ilgą itin nemalonių, žeminančių išbandymų ir sunkių kompromisų seriją, kol jie galėjo bent sužinoti, kurioje paslėptoje dimensijoje gyvena jų įniršęs mokytojas. Tačiau kol jie klajojo ieškodami savo mokytojos, mūsų herojus tęsė savo kelią. Ir būtų klaidinga manyti, kad šio dharmos sergėtojo biografija susideda vien iš nepriekaištingų darbų. Bet kokia milžiniška jėga neišvengiamai meta proporcingą šešėlį. Senovės Puranose saugoma istorija, kurios tradiciniai komentatoriai dažnai bando išvengti arba užglaistyti. Ši pamokanti istorija pasakoja apie tai, kaip pats absoliutus teisininkas šiurkščiai pažeidė pagrindinės moralės taisyklės, pateisindamas tai kažkokiu aukštesniu būtinumu. Brihaspati turėjo vieną vyresnį brolį, vardu Utathija. Jis taip pat buvo didis išminčius ir ilgą laiką buvo teisėtai vedęs moterį, vardu Mamata. Pasak tekstų, vieną dieną, kai Utathija buvo išvykusi į labai ilgą kelionę, vykdydama savo asketiškus įžadus, Brihaspati aplankė savo brolio namus. Ten sutikęs Mamatą, jį apėmė stiprus potraukis ir jis pasiūlė lytiškai santykiauti. Mamata kategoriškai atsisakė. Jos argumentas buvo visiškai logiškas ir pagrįstas tais pačiais įstatymais, kuriuos pats Brihaspati skelbė. Pirma, ji buvo ištekėjusi už jo vyresniojo brolio, o tai pakėlė jos statusą iki jo motinos. Antra, Mamata jau laukėsi savo vyro vaiko. Atrodytų, kad tokio atsakymo būtų daugiau nei pakakę, kad vyriausiasis kunigas apsisuktų ir išvyktų oriai. Tačiau protas, įpratęs prie neribotos galios, pasižymi nepaprastą savybę.
Jis gali logiškai pateisinti bet kokį troškimą, net ir patį prieštaringiausią. Brihaspati nepriėmė atsisakymo. Tekstai aprašo šią akimirką be nereikalingo romantizmo. Dievų mokytojas demonstravo atkaklumą, besiribojantį su prievarta. Ta akimirka įvyko kažkas neįprasto. Vaikas Mamata įsčiose turėjo mistinę viziją ir iš anksto susiformavusią sąmonę. Šis negimęs kūdikis, kuris vieną dieną taps didžiuoju aklu išminčiumi, vardu Dirghatamas, prabilo. Jis kreipėsi į Brihaspati tiesiai iš motinos įsčių, pareikšdamas, kad kito žmogaus sėklai nėra vietos. Brihaspati reakcija yra aiški Jupiterio archetipo šešėlinės pusės demonstracija. Užuot sugėdinęs savo pagrįstos pastabos, aukščiausiasis guru įniršo. Jį pasipiktino pats faktas, kad kažkas išdrįso nepaklusti jo valiai ir jį pamokslauti. Brihaspati prakeikė savo negimusį sūnėną, pasmerkdamas jį amžinam aklumui už jo įžūlumą. Po to lytiniai santykiai vis dėlto įvyko. Šios sąjungos rezultatas buvo berniukas, vardu Maharadvadža. Mamata griežtai atsisakė auginti negimusį sūnų. Ji pagrįstai laikė jį tiesioginiu kažkieno kito nusikaltimų vaisiumi, reikalaudama, kad biologinis tėvas pasiimtų vaiką su savimi ir prisimtų už jį visą atsakomybę. Tačiau Brihaspati taip pat visiškai nenorėjo apsikrauti nesantuokinio palikuonio auginimu. Šis verkiantis vaikas jam buvo itin nepatogus, nuolatinis priminimas apie jo paties trumpalaikį silpnumą ir kontrolės praradimą. Pats vardas Maharadvadža pažodžiui iš senovės kalbos verčiamas kaip tas, kurį turi išlaikyti du. Tėvai ilgai ginčijosi, kategoriškai atmesdami kūdikį ir perkeldami kaltę kitiems. Galiausiai paliktą berniuką priglaudė Marutai, audros dievybės, kurie jį užaugino ir vėliau atidavė bevaikiam karaliui Pfaratai. Maharadvadža užaugo ir tapo vienu didžiausių antikos išminčių, tačiau jo gyvenimo pradžią sugadino tėvų apleidimas. Panagrinėkime gilę šios prieštaringos istorijos prasmę. Brihaspati yra įstatymų, religijos ir moralės planeta. Tačiau kai įstatymo nešėjas pasiekia absoliutų tikrumą savo neklystamumu, jis pradeda tikėti, kad taisyklės parašytos paprastiems mirtingiesiems ir kad jis pats yra už juos aukščiau. Tai klasikinis dogmatiko sindromas. Žmogus nuoširdžiai tiki, kad jo aukštas statusas ir sukaupta pamaldi karma suteikia jam neišsakytą teisę pataikauti savo ydoms. Realiame gyvenime panašų destruktyvų modelį dažnai stebime žmonėse, turinčiuose didelę dvasinę, politinę ar teisinę galią. Jie gali labai griežtai ir viešai papeikti menkiausius kitų nusižengimus, reikalaudami griežtai laikytis kiekvienos statuto raidės. Tačiau tuo pačiu metu jų nuostabus protai lengvai randa dešimtis išradingų intelektualinių spragų, kad pateisintų savo, kartais labai abejotinus, veiksmus. Jie nuoširdžiai įtikina save, kad veikia vien dėl gero. Mūsų herojus griežtai prakeikė Dirghatamą ne už jo melą ar įžūlumą, o už tai, kad sakė tiesą. Ši nepatogi tiesa akimirksniu sugriovė kruopščiai sukonstruotą jo paties nepriekaištingo teisumo iliuziją. Tai išpūsto ego gynybinė reakcija. Sunaikinti pasiuntinį, o ne pripažinti klaidą. Intelektas visada yra dviašmenis kalavijas. Jis gali sukurti tobulą taisyklių sistemą, išgelbėdamas ištisus pasaulius nuo chaoso, kaip tai nutiko kuriant dangaus karalystę. Tačiau jis taip pat gali sukurti tvirtą loginę gynybą nuo bet kokio niekšiškumo, įtikindamas patį žmogų, kad jo nusižengimą padiktavo aukštesnis tikslas. Ironiška tai, kad dievų guru, kuris paliko Indrą dėl arogancijos, pats pasirodė esąs pažeidžiamas puikybės ir aklos aistros. Maharadvadžos pasirodymo istorija moko mus, kad jokios pareigos, jokie drabužiai ir jokie titulai negali panaikinti vidinio dvilypumo. Po šio įvykio mūsų herojus ilgai neužsibuvo šešėlyje. Prisimename, kad visą šį laiką benamiai dievai klajojo po pasaulius, patirdami pralaimėjimą. Galiausiai jiems pavyko rasti savo mokytoją. Indra, iškeitęs savo karališkus drabužius į tremtinio skudurus, priėjo prie Brihaspati ir tyliai nulenkė galvą. Tai buvo nuoširdus savo paties nuodėmės pripažinimas. Valdovo pasididžiavimas visiškai išnyko, užleisdamas vietą supratimui, kad be guru intelekto ir vadovaujančios valios bet kokia galia virsta dulkėmis. Brihaspati priėmė atsiprašymą.
Jis nereikalavo papildomų įžadų, nes matė, kad karminė pamoka buvo išmokta. Mentorius grįžo prie savo pareigų dangiškojoje karalystėje ir jėgų pusiausvyra vėl pradėjo balansuotis. Tačiau Brihaspatis sugrįžimas iš karto neišsprendė problemos. Kosminėme fronte padėtis išliko įtempta. Demonai, vadovaujami Šukračarijos, buvo sukaupę didelę dvasinę galią. Jie laikėsi pasninko, atliko reguliarius ritualus ir elgėsi drausmingai. Pagrindiniai karmos dėsniai padarė juos nepažeidžiamus. Suprasdamas, kad galutiniai pergaliai reikia dar vieno žingsnio, Šukračarija nusprendė laikinai palikti savo globotinius. Jis keliavo į Kailašo kalno aukštumas, kad atliktų daugiametę atgailą, nuramintų Šivą ir gautų slaptų mantrų, galinčių amžinai pakreipti svarstykles asurų naudai. Prieš išvykdamas jis griežtai uždraudė demonams įsitraukti į ginkluotus konfliktus ir įsakė jiems ramiai laukti jo sugrįžimo po žeminiuose miestuose. Ši informacija greitai pasiekė dangiškąją karalystę paslėptais kanalais. Dievai panikavo. Jie suprato, kad jei Šukračarija grįž su nauja Mahadevos dovana, jų pralaimėjimas bus neišvengiamas. Indra vėl kreipėsi į savo guru. Reikėjo netradicinio požiūrio. Įprastinė jėga buvo neveiksminga. Atvira diplomatija buvo beprasmė. Ir tada Brihaspatis žengė žingsnį, kuris visiškai sugriovė įprastą moralės supratimą. Dievų mentorius nusprendė griebtis apgaulės. Pasitelkęs savo iliuzijų žinias, Brihaspatis pakeitė savo išvaizdą. Vedų tradicijoje šis menas, kaip prisimename, vadinamas maja gebėjimu manipuliuoti realybės audiniu. Jis kopijavo viską iki smulkiausių detalių. Savo veido bruožus, eiseną, balso tembrą, lazdos laikymo būdą ir net išskirtinį švytėjimą, sklindantį iš Šukračarijos. Apsivilkęs iliuzinę savo varžovo išvaizdą, Brihaspatis ramiai nusileido į Patalos požemio pasaulį ir užtikrintai įžengė į priešo stovyklą. Asuros, pamatę pažįstamą figūrą, apsidžiaugė. Pasigirdo sveikinimo šūksniai ir ritualinių būgnų dundesys. Jie nusprendė, kad jų mokytojas anksčiau laiko baigė savo askezą Kailaše ir saugiai grįžo pas juos. Nei vienas iš karinių vadų, nei eiliniai demonai neįtarė jokios apgaulės. Klastotė buvo techniškai tobula. Brihaspatis sustabdė minios džiūgavimą įgudusių gestų, užėmė savo vietą ant pakylos ir pradėjo savo suplanuotą sabotažą. 10 ištisų žemės metų jis gyveno tarp demonų, prisidengdamas jų mentoriumi. 10 metų kasdien melavo, kad išgelbėtų dangaus sistemą. Jis turėjo miegoti tomis pačiomis sąlygomis, valgyti maistą nepažįstamas vargos gyventojui ir nuolat klausytis kiekvieno jo žodžio. Meniškiausias liežuvio apsirikimas galėjo akimirksniu jį atskleisti. Jei analizuosime šį poelgį etiniu požiūriu, jis atrodo abejotinas. Tačiau panagrinėkime Jupiterio logiką. Jis neužnuodijo jų maisto katilų ir nesiuntė ligų į jų būstus. Jis pradėjo elgtis kitaip. Jis pradėjo metodiškai keisti jų esminį pasaulėžiūrą. Kalbėdamas asurų auditorijai, jis pamažu ėmė švelninti savo ankstesnius reikalavimus. Jis jiems pasakė maždaug taip: jūs jau pakankamai sunkiai dirbote. Sukaupėte daug jėgų ir užsitarnavote teisę į poilsį. Galbūt turėtume šiek tiek pailsėti nuo šių varginančių. Kodėl griežtai laikytis senovinių taisyklių, dirbtinai save ribojant, kai jau esame stipresni už priešą? Jis skatino jų silpnybės, gyrė jų troškimą fiziniam komfortui ir subtiliai nukreipė jų dėmesį nuo drausmės į materialius malonumus. Publika atidžiai klausėsi. Asuros iš prigimties linksta prie žemiškų malonumų ir jiems buvo malonu išgirsti oficialų leidimą atsipalaiduoti iš savo paprastai griežto mokytojo. Dėl šios ideologinės indoktrinacijos demonai paliko altorius, nustojo kaupti kūrybinę energiją ir prarado apsauginius pamaldumo šarvus, kurie juos darė neprieinamus. Ar ši istorija yra tiesioginis kunigo nesąžiningumo įrodymas? Tikrai ne. Senovės filosofijoje egzistuoja apadharma savoka pareiga krizės metu. Kai kosminės tvarkos egzistavimas kabo ant plauko, taikos meto dėsniai nustoja galioti. Brihaspatis suprato, kad jei šnipinėjimas ir dezinformacija būtų būtini visatos išlikimui, jis tai padarytų nedvejodamas.
Tai pragmatiškas Jupiterio aspektas, apie kurį retai užsimenama. Ši planeta nėra tiesiog filosofų globėja. Tai simbolizuoja strateginį intelektą, gebantį sudėtingais deriniais, siekiant išlaikyti jėgų pusiausvyrą. Ji moko, kad gėris nebūtinai turi būti tiesmukas ir neapsaugotas grėsmės akivaizdoje. Kartais, norint įveikti priešą, reikia būti gudresniam, sumaniai naudoti maskuotę ir smogti į pažeidžiamą vietą, priešo įsitikinimą. Tarp asurų, persirengusių Šukračarė, Brihaspatis suprato, kad vien atpalaiduoti drausmę nepakanka. Tvarkos įprotis, kurį jiems per daugelį metų įskiepijo tikrasis mentorius, buvo per stiprus. Norint kartą ir visiems laikams atimti iš demonų mistinę apsaugą, reikėjo sugriauti jų pasaulėžiūros pamatus tikėjimą šventaisiais tekstais, vedomis ir ritualais, jungiančiais materialų į pasaulį su dvasiniu. Jis nusprendė veikti vadovaudamasis paprasta logika, kuri visada buvo jo stiprioji pusė. Filosofijos istorijoje ši doktrina tapo žinoma kaip Čarvaka. Brihaspatis surinko demonus ir pradėjo jiems uždavinėti klausimus, kurie glumino net patyrusius karinius vadus. Išlikusios legendos išsaugojo šių pokalbių metmenis. Panagrinėkime jūsų kasdienių pastangų logiką, tarė Brihaspati, rodydamas į aukurą, kur buvo ruošiamos aukos. Jūs skiriate laiko sudėtingiems ritualams, tikėdami jų nematomais rezultatais. Pavyzdžiui, šratos ceremonija. Jūs maitinate kunigus čia, žemėje, ir nuoširdžiai tikite, kad šis maistas maitina jūsų mirusius protėvius kituose pasauliuose. Tačiau pagalvokite apie tai blaiviai. Jei ritualas gali perduoti sotumą tokiu milžinišku atstumu iš vieno pasaulio į kitą, tai kodėl jūs aprūpinate savo gyvus giminaičius kelioniai? Kai jūsų karys leidžiasi į ilgą žygį, jūs jam supakuojate maišus grūdų. Tačiau pagal savo logiką jums tereikia likti namuose, pamaitinti čia esantį brahmaną ir atlikti ritualą. Ar neturėtų pats maistas būti nugabentas į keliautojo skrandį vos už poros dienų kelionės? Jei tai neveikia gyvam žmogui kaimyninėme miške, kaip tai gali veikti mirusiam žmogui dangiškosiose sferose? Tarp asurų kilo sujudimas. Ši paprasta, netgi grubi analogija akimirksniu atskleidė akivaizdžią ritualo beprasmybę. Brihaspati ir toliau naudojosi šią sėkmę, išjuokdamas pačią aukojimo idėją. Jis jų paklausė. Kodėl reikia deginti brangų aliejų ir grūdus ugnyje, jei ugnis tėra cheminis degimo procesas, o ne pašto dėžutė dievams? Jis pavadino vedas gudrių žmonių, kurie nenori dirbti, o mieliau sočiai valgo kitų baimės dėl ateities sąskaita, išradimų. Ar šis Brihaspati poelgis buvo jo tikrojo charakterio pasireiškimas? Tikrai ne. Tai buvo intelektualinis sabotažas. Jis sukūrė visišką materializmo sistemą, pagrįstą vien tuo, ką galima pamatyti ar paliesti. Jis įtikino asuras, kad sąmonė tėra fizinio kūno šalutinis produktas, kaip ir apsvaigimas yra fermentuotų grūdų šalutinis produktas. Be kūno nėra asmenybės. Atitinkamai, už būsimus veiksmus nėra jokio atpildo. Kol tavo kūne yra gyvybė, gyvenk laimingai, pamokslavo Brihaspati, apsimetęs Šukra. Niekas po mirties negrįžo patvirtinti dangaus ar pragaro egzistavimo. Gerk jį sviestą, mėgaukis komfortu, net jei tai reikštų didžiulės skolas. Kai tavo kūnas pavirs pelenais ant laidotuvių laužo, kartu su juo išnyks ir visi tavo įsipareigojimai. Nėra jokio karminio ryšio, kuris galėtų persekioti tuštumą. Demonai klausėsi sulaikę kvėpavimą. Ši filosofija buvo nepaprastai viliojanti. Ji suteikė jiems moralinę laisvę pasiduoti bet kokiam savanaudiškumui ir atleido juos nuo atsakomybės naštos. Asuros iš prigimties visada buvo linkusios į materialinę dominavimą. Ir mokytojo žodžiai nukrito į derlingą dirvą. Jie masiškai atsisakė meditacijos, nustojo kartoti apsauginės mantras ir visiškai perėjo prie gėrybių vartojimo. Brihaspati matė, kaip jų dvasiniai šarvai tirpsta. Neturėdami ryšio su aukštesniais visatos dėsniais, jie virto paprastais mirtingaisiais, kurių jėgą ribojo tik jų raumenys. Šis epizodas atskleidžia aukščiausią Jupiterio oktavą kaip ideologijos planetą. Jis gali sukurti religiją, kuri pakels civilizaciją iki dangaus. Tačiau jis taip pat geba sukurti tokį logišką ateizmą, kad jis visiškai sunaikins tautą iš vidaus.
Jupiteris yra ne tik geras patarėjas, jis yra prasmių manipuliavimo meistras. Kai Asuros pagaliau įsitikino, kad Dievo nėra ir kad viskas leidžiama, Brihaspati suprato, kad jo misija įvykdyta. Jis tyliai paliko jų miestus ir grįžo į Amaravatį. Netrukus horizonte pasirodė tikrasis Šukračarja. Jis atvyko iš Kailašo kalno, nešdamas Šivos pažadėtas dovanas. Jis tikėjosi pamatyti atsidavusius mokinius, pasiruošusius didvyriškiems darbams. Vietoj to jis rado minią, besijuokiančią jam į veidą. Kai jis pradėjo kalbėti apie dharmą ir asketizmą, demonai tiesiog deklamavo tuos pačius argumentus apie žmogų, sėdintį namuose, ir Šratvos beprasmybę. Šukračarja su siaubu suprato, kad jo priešininkas ne tik nugalėjo juos ginčą, jis perprogramavo pačią jų sąmonę. Tačiau mūsų herojui nebuvo lemta džiaugtis savo triumfu ir ilgai ilsėtis ant laurų. Po sėkmingo ideologinio sabotažo grįžęs į dangiškasias sferas, Brihaspati pagaliau įtvirtino savo, kaip absoliučiai nebejotino autoriteto statusą. Jo įtaka tapo tokia didelė, kad mentoriaus charakteryje ėmė ryškėti labai specifiniai bruožai. Dvasinis snobizmas ir kraštutinis elitizmas. Jis buvo įpratęs dirbti tik su aukščiausiais valdžios ešelonais ir netrukus šis profesinis pasididžiavimas iš jo išjuokė, supriešindamas vyriausiąjį žynį ne su įprastais demonais ar maištingais dievais, o su ambicingu žemišku karaliumi ir, skaudžiausia, su savo paties broliu. Šis konfliktas atskleidė visiškai netikėtą, labai pažeidžiamą Jupiterio pusę. Pasak Mahabharatoje užrašytų legendų, tuo metu žemę valdė karalius vardu Marutta. Jis buvo milžiniško ūgio valdovas, kurio iždai buvo pilni lobių, o jo pavaldiniai nieko nejautė. Maruta nusprendė atlikti tokios galios ir grožio auką, kokio žmonijos istorijoje dar nebuvo matyta. Buvo logiška, kad jam reikėjo geriausio visatos specialisto, kuris atliktų tokią apeigą. Karalius nuvyko tiesiai pas Amaravatį pakviesti Brihaspati tapti savo vyriausiuoju žyniu. Tarp jų įvykęs dialogas yra ryškus pavyzdys, kaip aukštas statusas gali apakinti net išminčių. Maruta kreipėsi į savo mokytoją su didžiausiu nuoširdumu. O didysis Brihaspati, aš paruošiau aukso kalnus ir geriausių dovanų. Tapk mano vadovu šiame rituale, kad jo šlovė pasiektų dangų. Tačiau Brihaspati jo net neišklausė. Jis atsakė šaltu abejingumu. Aš esu Indros asmeninis patarėjas. Geriu nektarą prie to paties stalo su nemirtingaisiais dievais. Ar rimtai manai, kad aš nusileisčiau tarnauti paprastam mirtingajam, kurio egzistencija tėra trumpalaikė akimirka amžinybės akyse? Ieškok savo žynio tarp žmonių. Aš per didis tavo žemiškiems malonumams. Maruta išėjo giliai įžeistas. Tačiau išminčiaus Narados patarimu jis susirado kitą asmenį. Paaiškėjo, kad tai buvo Brihaspati brolis Samvarta. Ir čia susidurėme su ryškiu kontrastu. Brihaspati buvo prabangos, dvariško etiketo ir auksinių apdarų įsikūnijimas, o Samvarta gyveno Digambaros gyvenimą. Jis klajojo nuogas, miegodamas ant plikos žemės. Jo plaukai buvo susivėlę, o kūnas dulkėmis. Jis niekino visas socialinės normas ir gyveno absoliučios vidinės laisvės būsenoje. Tarp brolių jau seniai egzistavo praraja. Brihaspati savo brolį laikė pamišusių valkata, o Samvarta Brihaspati laikė ne kuo daugiau nei tuščiagarbių religinių pareigūnų. Samvarta sutiko padėti karaliui, tačiau iškėlė sąlygą. Maruta turėjo parodyti absoliutų atsidavimą. Ritualui prasidėjus nutiko kažkas neįtikėtino. Samvarta turėjo tokias galingas tapas, kad ne tik dievai pasirodydavo jo mantrų kvietimu, bet ir pati gamta ėmė keistis. Pasak legendos, Mundžos kalnas, kurio šlaituose buvo atliekamas ritualas, Samvartos maldų dėka virto grynų auksu. Šios aukos turtas ir spindesys pranoko viską, ką Brihaspati kada nors buvo atlikęs dangiškosiose karalystėse. Kai žinia apie šią milžinišką sėkmę pasiekė Amaravatį, Brihaspati ne tik nusiminė. Jam nutiko kažkas bauginančio. Sužinojęs, kad jo paklydęs brolis pasiekė tokią pergalę, aukščiausiasis guru fiziškai susirgo. Jo kūnas ėmė nykti, veidas pagelto, o protą užpildė juodas kartėlis. Indra, matydamas savo mokytoją tokioje būsenoje, labai sunerimo.
Kodėl tu toks išblyškęs, mokytojau? Paklausė dievų karalius. Tu turi viską. Galią, garbę, nemirtingumą. Kodėl tave taip užvaldė šio valkatos sėkmė? Sąžiningai atsakė Brihaspati. Ir šiame sąžiningume slypėjo jos skausmas. Mano brolis pasiekė neįmanomą. Jis nuramino jėgas, kurios nebuvo mano pavaldiniai. Jo šlovė dabar didesnė už manąją ir ji mane degina iš vidaus, stipriau nei bet kokia ugnis. Panagrinėkime, kodėl ši istorija tokia svarbi. Jupiteris mūsų gyvenime yra atsakingas už hierarchiją, diplomus, titulus ir oficialų pripažinimą. Akivaizdu, kad Brihaspati čia veikia kaip sistemos įsitvirtinimo simbolis. Kai pernelyg prisirišame prie savo aukštų pareigų, bet kokia gatvės žmogaus, neturinčio mūsų regalijų, sėkmė suvokiama kaip egzistencinė grėsmė. Tai yra statuso nerimas gryniausia forma. Ši situacija tikrai yra pamoka. Net ir šviesiausias protas nėra apsaugotas nuo pavydo, jei pradeda laikyti save išskirtiniu tiesos savininku. Pavydas Brihaspati yra žmogaus, įpratusio būti numeris 1, liga, staiga suvokiant, kad pasaulis yra daug platesnis nei jo pareigų aprašymas. Atitinkamai matome, kad net dieviškuoju lygmeniu vyksta konkurencija dėl teisės būti laikomų išmintingiausių ir švenčiausių. Brihaspati teko ištverti žeminantį suvokimą, kad jo brolis, neturėjęs nei vežimų, nei šventyklų, turėjo gyvesnį ir tiesioginį ryšį su egzistencijos šaltiniu. Indra turėjo labai pasistengti, kad nuramintų savo mentoriaus pasididžiavimą ir sugrąžintų jį į normalias vėžes. Šis epizodas mums parodo Jupiterį kaip planetą, kuri gali suteikti ne tik išmintį, bet ir išpūstą savęs svarbą. Jei nekontroliuojame šio aspekto, mūsų protai pradeda eikvoti milžinišką energiją lygindami save su kitais, užuot kūrę. Brihaspati galiausiai pasveiko, tačiau šis randas jo sieloje liko amžinai, primindamas, kad žodis guru nėra titulas popieriuje, o sąmonės būsena. Tačiau jo įtaka pasauliui neapsiribojo dvaro intrigomis ir šeimos ginčiais. Tačiau atkreipkime dėmesį į išorinę mūsų herojaus galios apraišką. Vedų tradicijoje dievybė niekada nepasirodo kaip abstrakti idėja, ji visada turi atpažįstamų įrankių ir simbolių rinkinį. Brihaspati šie atributai nėra vien puošmenos. Jie tiesiogiai demonstruoja jo įtaką visatos struktūrai. Remiantis išlikusiomis legendomis, Brihaspati keliauja didžiuliu auksiniu vežimu, kuris šviečia taip ryškiai, kad jos spindesys pasiekia tolimiausius visatos kampelius. Jį traukia 8 blyškūs, beveik balti žirgai. Visiškai logiška, kad skaičius 8 nurodo į 8 erdvės kryptis ir 8 jėgas, kurios palaiko pasaulio stabilumą. Šie žirgai simbolizuoja minties greitį. Dievų mokytojas juda ne grubia jėga, o gryno proto impulsais. Jo judėjimas erdvėje yra žinių skleidimas, kurios vienu metu prasiskverbia visur. Įdomiausias daiktas Brihaspati rankose yra jo auksinis lankas. Tačiau tai ne Indros ar kitų karingų svargos gyventojų naudojamas ginklas. Lanko templė yra pati rita amžinos kosminės tvarkos ir absoliučios tiesos samprata. Brihaspati iššautos strėlės niekada neprasitaiko, nes jos atspindi nepriekaištingas loginės išvadas. Jokie šarvai nėra veiksmingi prieš tokį ginklą. Jei Indra savo vadžrų gali sugriauti tvirtovės sieną, tai Brihaspati šūvis sunaikina melą priešininko galvoje. Po tokio smūgio klaidinga idėja tiesiog nustoja egzistuoti. Tai daug subtilesnis ir efektyvesnis darbas nei fiziškai pašalinti priešininką. Pavadinimas Brihaspati nusipelno ypatingo dėmesio. Iš sanskrito kalbos jis verčiamas kaip kalbos valdovas. Čia prieiname prie vienos giliausių Jupiterio funkcijų. Garsas yra pirmapradė vibracija, iš kurios sukonstruota visa. Brihaspati valdo gramatikos dėsnius ir teisingą žodžių konstrukciją. Chaotiška kalba neišvengiamai gimdo chaotišką gyvenimą. Kai žodžius vartojame netiksliai arba sąmoningai meluojame, savo likimo erdvėje sukūrėme iškreiptas struktūras. Brihaspati, kaip Vacaspati, užtikrina, kad žodžių vibracija atitiktų ritą. Supraskime, kodėl astrologijoje Jupiteris valdo jurisprudenciją ir kalbas. Gramatikos dėsniai yra bendro pobūdžio. Tai taisyklės, kurios neleidžia sistemai subyrėti.
Teisininkas dirba su žodžiais, kad atkurtų teisingumą. Kalbininkas dirba su žodžiais, kad išsaugotų prasmę. Atitinkamai, Brihaspati globoja visus, kurie profesionaliai naudoja balsą ir raštą. Jam nėra skirtumo tarp maldos šventykloje ir tinkamai parengtos sutarties. Abiem atvejais garso energija naudojama ketinimams užfiksuoti. Jei išanalizuosime, kaip mūsų kasdienės frazės veikia mūsų ateitį, aiškiai pamatysime Brihaspati parašą. Kiekvienas ištartas žodis yra sėkla, kurią pasėjame savo karmos dirvoje. Vatsapati moko mus, kad tyla dažnai yra išmintingesnis pasirinkimas nei tuščiažodžiavimas. Jo auksinis lankas visada įtemptas. Jei žmogus nuolat skundžiasi, jis iš esmės šauna savo į veidą, iškreipdamas aplink save esančią sėkmės struktūrą. Brihaspati buveinė Amaravati alsuoja garsu, bet tai ne triukšmas, o harmoningas dūzgimas, primenantis 100 varpų rezonansą. Manoma, kad kai Brihaspati kalba, visi gyvi dalykai nutyla, nes jo balsas vibruoja paties gyvenimo dažniu. Jis nėra mokytojas, kuris šaukia, kad būtų išgirstas. Jis šnabžda taisyklės ir žvaigždės klusniai seka savo orbitomis. Jo blyškus žirgai nepažįsta nuovargio, nes protui nereikia poilsio. Jo išvaizdos aprašymuose dažnai minimi geltoni arba auksiniai apsiaustai, pabrėžiant jo ryšį su eterio ir plėtimosi elementu. Brihaspati aiškiai įkūnija žinių džiaugsmą, kuris neįmanomas be kalbos disciplinos. Tekstų tyrinėtojai auksinio lanko įvaizdį interpretuoja kaip įžvalgos simbolį. Tiesos strėlė perveria iliuzijos rūką, kurį taip meistriškai sukūrė Asuros. Kai Brihaspati įtempė savo lanko virvę, jis ne tik apsaugo dievus, bet ir atkuria regėjimo aiškumą visoje visatoje. Taip pat svarbu, kad jis niekada nenaudoja šio ginklo asmeniniam kerštui ar pramogoms. Kiekvienas Vatsaspati veiksmas yra pavaldus dharmai. Jo galia kalbai taip pat daro jį poezijos ir himnų globėjų. Senovės ryšiai tikėjo, kad jokia malda nepasieks savo tikslo, jei nebus sankcionuota Brihaspati. Išties stebina, kaip griežto teisėjo ir įkvėpto oratoriaus funkcijos egzistuoja viename personaže. Turėdamas tokią galią garsui ir tiesai, Brihaspati neišvengiamai tapo ne tik dvasinių, bet ir socialinių dėsnių architektų. Juk jei žodžiai tikslus, tai santykiai tarp žmonių visuomenėje turi būti reglamentuojami aiškių taisyklių. Jo įtaka peržengė ritualinių vietų ribas, palietė pačius civilizacijos išlikimo, jos materialinės gerovės ir sąžiningo išteklių mainų metodus. Taip gimė vienas reikšmingiausių antikos tekstų, nulėmęs milijonų žmonių gyvenimus ateinantiems amžiams, struktūrizuodamas ne tik maldas, bet ir žemiškus reikalus. Jo sukurtas tekstas tapo žinomas kaip Brihaspati Smriti. Tai ne sausas draudimų rinkinys, o gyvas civilizacijos išlikimo materialiame pasaulyje vadovas. Remiantis tyrimais, šis traktatas yra vienas išsamiausių antikos teisinių ir ekonominių sistemų aprašymų. Brihaspati suprato, kad aukštas dvasingumas be tvirto materialaus pagrindo greitai virsta chaosu. Jei žmogus alkanas arba jį apgauna gudrus pirklys, jis neturi laiko meditacijai ir šventų himnų deklamavimui. Todėl dievų mokytojas nusprendė detaliai išdėstyti viską, kas susijęs su turtu, skolomis ir teisiniais ginčiais. Derindamas dangiškąją išmintį su žemiškais poreikiais, jis įvedė vyavaharos arba teisminio proceso sąvoką, paversdamas ją tiksliuoju mokslu. Jis mokė teisėjus, kaip teisingai atskirti tiesą nuo melo liudytojų parodymuose, analizuodamas ne tik žmogaus žodžius, bet ir elgesį. Jo taisyklės dėl paskolų užstato ir palūkanų nusipelno ypatingo dėmesio. Brihaspati manė, kad sąžiningas lupikavimas yra svarbi prekybos varomoji jėga, tačiau jis turi būti griežtai ribojamas, kad nevirstų skolų vergovę. Jis nustatė maksimalias pelno normas, kurios priklausė nuo kastos ir įmonės rizikos. Tai buvo pirmasis bandymas istorijoje sukurti etišką bankininkystės sistemą. Dievų mokytojas ėjo nuo bendrų dalykų prie konkrečių, aprašydamas net tokias nereikšmingas detalės kaip antspaudų padirbinėjimo taisyklės ar ginčiai dėl žemės ribų tarp kaimynų. Panagrinėkime, kodėl vedų astrologijoje Jupiteris valdo finansus, bankininkystę ir kapitalo kaupimą. Brihaspati valdo didelius kiekius, strateginės santaupas ir pačią finansų sistemos struktūrą. Jupiteris yra mūsų dhana karaka, turto rodiklis.
Daugelis šiuolaikinių tiesos ieškotojų klaidingai mano, kad pinigai yra kažkas nešvaraus ir neverto išminčiaus. Tačiau Brihaspati laikėsi visiškai kitokios nuomonės. Jam turtas yra artha, vienas iš 4 teisėtų žmogaus gyvenimo tikslų. Jis mokė, kad gerovė mums yra dieviškoji energija, jei jį įgyjama sąžiningai ir naudojama dharmai palaikyti. Matome, kad visa šiuolaikinė ekonomika yra pagrįsta pasitikėjimu, o pasitikėjimas yra grynai Jupiterio kategorija. Atitinkamai, kai Brihaspati užima stiprią vietą žmogaus horoskope, tai atneša ne tik sėkmę, bet ir išteklių paskirstimo dėsnių supratimą. Savo traktate Brihaspati nuosavybės teisės įvardijo kaip šventą dalyką. Jis aiškiai pareiškė, kad radža arba karalius neturi teisės atimti nuosavybės iš savo pavaldinių vien dėl užgaidos. Tai buvo revoliucinis bandymas tuo metu apriboti absoliučią valdžią objektyvę teisę. Brihaspati smriti skaitytoją vedė prie minties, kad klestinti valstybė įmanoma tik tada, kai laikomasi sutarčių. Jei pirklys žinotų, kad jam teks sąžiningai teisti už apgaulę, jis sąžiningai vykdytų savo verslą, o tai sudarytų sąlygas bendros gerovės augimui. Angiro sūnus aiškiai skyrė materialinę sėkmę nuo godumo. Jis teigė, kad turtas be labdaros virsta nuodais, kurie laikui bėgant sunaikina jo savininką. Atitinkamai, Brihaspati ekonomika visada yra etika, pagrįsta matematiniais skaičiavimais. Verta paminėti, kaip kruopščiai jis aprašė liudytojų ir rašytinių įrodymų vaidmenį. Jo teismų sistemoje žodis brahmanas turėjo milžinišką svorį. Tačiau net ir tai buvo galima suabejoti, jei tai prieštarautų faktų logikai. Brihaspati kovojo su korupcija dar prieš atsirandant pačiam žodžiui. Jis skyrė griežtas bausmes teisėjams, kurie priimdavo aukas už tiesos iškraipimą. Jam įstatymas buvo ne tik valdovo valia, bet ir kosminės harmonijos, kurią jis matė žvaigždžių judėjime, atspindys. Jupiteris išplečia viską, su kuo jis susidurdavo. Kurdamas savo įstatymus, jis išplėtė teisingumo sampratą nuo siauro elito iki visos visuomenės. Taip pat įdomu, kad Brihaspati smriti skiria dėmesį moterų teisėms paveldėjimo klausimais. Skirtingai nuo daugelio kitų senovės įstatymų leidėjų, jis demonstravo didesnį užuojautą ir logiką, teigdamas, kad dukra ar našlė turėtų turėti galimybių save išlaikyti po šeimos galvos mirties. Tai visiškai prieštarauja griežtos patriarchalinės visuomenės stereotipui, tačiau Brihaspati visada sistemos išlikimą kėlė aukščiau asmeninių išankstinių nuostatų. Jis suprato, kad nepalankioje padėtyje esantys visuomenės nariai tampa chaoso šaltiniu, ir būtent su chaosu jis kovojo visą savo nesibaigiantį gyvenimą. Užbaigė savo darbą, Brihaspati per išminčius perdavė šias žinias žmonėms, kad žemėje įsivyrautų tvarka. Jis pademonstravo, kad tikroji išmintis gali skaityti monetas taip pat gerai, kaip ir skaityti maldas. Tačiau už visų šių žemiškų įstatymų, teismų ir vekselių visada slypėjo gilesnis realybės lygmuo. Kad įstatymai veiktų, žmogus turi turėti vidinę ugnį, kuri apšviečia tiesą ir išsklaido abejonės. Ši vidinė šviesa tiesiogiai sujungė Brihaspatį su seniausiu ir galingiausiu visatos elementu, paversdama jį iš paprasto įstatymų leidėjo dieviškosios liepsnos, kuri apvalo kiekvieno nuoširdaus žinių ieškotojo protą nešėjų. Jei atsigręšime į Rigvedos, seniausio ir labiausiai gerbiamo žinių šaltinio tekstus, atrasime labai įdomią detalę. Jo puslapiuose mūsų herojaus įvaizdis dažnai susilieja su Agni, galingojo ugnies dievo, įvaizdžiu. Kai kuriuose giesmėse mokslininkai net negali aiškiai atskirti, į ką tiksliai kreipiasi kunigas į didįjį dievų mokytoją ar į liepsnojančią liepsną ant altoriaus. Panagrinėkime šio, atrodytų, keisto tapatinimo priežastį. Atrodytų, kur yra skaičiuojantis teisininko ir diplomato intelektas, o kur įnirtingas, viską ryjantis elementas. Tačiau vedų kosmologijoje šios savokos yra glaudžiai susijusios. Prisiminkime Brihaspati gimimo akimirką. Jis gimė spinduliuodamas galingą tėją, auksinį švytėjimą. Tai nebuvo švelni, atspindėta mėnulio šviesa, o tiesioginė, deginanti gryno proto ugnis. Agni yra mūsų pasiuntinys, jungtis tarp žmonių pasaulio ir dievybių pasaulio. Jis gauna dovanas ir perduoda jas gavėjams. Brihaspati atlieka lygiai tą pačią funkciją, tik informacinėme lygmenyje. Jis paima žmogaus kalbos vibraciją, išvalo ją pagal griežtas taisyklės ir siunčia į aukščiausias sferas.
Ugnis turi unikalią savybę, kuri ją skiria nuo visų kitų elementų. Ji transformuoja materiją. Į ugnį įdedate šiurkščią medieną ir gaunate subtilius dūmus, pelenus ir šilumą. Atitinkamai, tikrosios žinios, kurias nešėja Jupiterio planeta, veikia visiškai analogiškų principų. Brihaspati yra liepsna, kuri metodiškai sudegina nežinojimą, baimės ir klaidingas sąvokas. Kai žmogus įgyja tikrąją išmintį, jo sena, griežta pasaulėžiūra sudega pelenais. Mokymosi procesas dažnai būna gana skausmingas, nes atsisveikinimas su įprastomis iliuzijomis yra tarsi savanoriškas žengimas į liepsnojančią ugnį. Išmintis nėra šilta ir miglota. Ji tikrai degina. Štai kodėl senovės tekstuose sakoma, kad Brihaspati žodžiai dega kaip liepsna ant altoriaus. Kiekviena jo paskaita, kiekvienas nurodymas įžiebia sąmoningumo ugnį klausytojų protuose. Tačiau ugnis, kaip gerai žinome, turi ir kitą pusę. Jei prie jos prieita be deramos pagarbos ir nesuprantant saugos priemonių, ji paliks sunkius nudegimus. Realiame gyvenime mes nuolat susidurėme su šiuo reiškiniu. Kai žmogus įgyja prieigą prie šventų žinių, sudėtingos filosofijos ar net tiesiog didelių finansinių srautų kontrolės svertų, jis tiesiogiai susiduria su Jupiterio energija. Ir jei jų vidinis indas nėra pasiruošęs, jei jie nėra išgryninę savo motyvų, šios žinios pradeda juos deginti iš vidaus. Atsiranda pasididžiavimas ir kategoriškas kitų žmonių nuomonės atmetimas. Žmogus nuoširdžiai tiki, kad neša tiesos šviesą kitiems, bet iš tikrųjų savo nekontroliuojamų dogmatizmų tiesiog degina visą aplinkinį gyvenimą. Brihaspati netoleruoja paviršutiniškumo. Jo ugnis reikalauja pagarbos ir griežtos drausmės. Priešingų atveju jį greitai sunaikina nerūpestingo jos nešėjo likimą. Įdomu tai, kad Ajurvedoje, senovės medicinos moksle, virškinimą kontroliuoja vidinė ugnis, dar vadinama agni. Kūno gebėjimas įsisavinti maistinės medžiagas yra tiesiogiai susijęs su jo stiprumu. Psichikos lygmenyje Brihaspati yra atsakingas už gebėjimą virškinti ir įsisavinti sudėtingą informaciją. Jei Jupiteris horoskope silpnas, žmogus gali perskaityti šimtus intelektualinių knygų, tačiau visos šios žinios praeis per eterį. Jos nebus transformuotos į asmeninę patirtį. Vidinė ugnis per silpna tokiam milžiniškam duomenų kiekiui suvirškinti. Ir atvirkščiai, stiprus Brihaspati suteikia puikų gebėjimą užfiksuoti esmę, lengvai perpjaudamas žodinės plyšius. Senovės ritualuose Agni ir Brihaspati veikia kaip tobulas, neatsiejamas tandemas. Agni fiziškai sugeria auką, paversdama Ghi sviestą subtilę energiją. O Brihaspati tą pačią akimirką nukreipia šią energiją tiksliai į norimą vietą, pasitelkdama nepriekaištingai ištartą mantrą. Be ugnies mantra lieka tik ore vibruojančių garsų. Be mantros ugnis lieka tik elementų, neturinčių prasmės ir krypties. Būtent ši simbiozė sukuria tą magiją, kuria remiasi vedų tradicija. Brihaspati, kaip vyriausiasis žynys, yra pagrindinis šio kosminio židinio sergėtojas. Jis budriai užtikrina, kad dharmos ugnis niekada neužgestų. Jo užduotis nuolat palaikyti tinkamą visatos temperatūrą. Jis dozuoja tiesos srautą, paskleisdamas jį tiksliai tokiais kiekiais, kokius visuomenė gali saugiai įsisavinti. Ir vargas tam neišmanėliui, kuris bando sutrikdyti šią pusiausvyrą, sąmoningai iškraipydamas šventus dėsnius vardan ego pasitenkinimo. Išminties ugnis lengvai virsta atpildo ugnimi. Liepsna, kuri vakar švelniai šildė ir apšvietė kelią, rytoj gali tapti negailestingo apsivalymo įrankiu. Senovės vedų tekstuose gausu istorijų apie tai, kaip didysis guru išliedavo savo teisų pyktį ant tų, kurie arogantiškai nepaisydavo nustatytų taisyklių. Panagrinėkime šį mechanizmą pateikdami atskleidžiantį pavyzdį. Pasak Puranų, grupė išdidžių dangiškųjų dvasių, žinomų kaip Gandharvos, kartą nusprendė atvirai ignoruoti svarbų ritualą, kurį atliko Brihaspati. Šios būtybės garsėjo savo patrauklumu, nepriekaištingų muzikinių talentų ir dideliu lengvabūdiškumu. Skrisdamos pro šventąjį altorių, jos ne tik neparodė deramos pagarbos užimtam kunigui, bet ir pradėjo garsiai juoktis, kandžiai juokaudamos apie jo monotoniškas maldas. Jos nuoširdžiai tikėjo, kad jų natūralus talentas atleidžia jas nuo būtinybės laikytis nuobodžių taisyklių, sukurtų kitiems.
Brihaspati, kaip įprasta, nesileido į ilgus ginčius su jomis ir nebandė nuraminti jų agresyvios nuotaikos. Jis tiesiog nutilo deklamavime, pažvelgė į ore sklandančius šaipytojus ir ištarė žodžius, kurie akimirksniu pakeitė jų karmą. Jis prakeikė šias dvasias, atimdamas iš jų aukštą dangiškąjį statusą ir siųsdamas jas į materialųjį pasaulį iškęsti atšiaurių žemiškų įsikūnijimų. Jų spindintys kūnai išblėso, gebėjimas skraidyti išnyko ir jos krito žemyn, amžiams uždraustos patekti į dangiškuosius sodus. Tekstuose rašoma, kad net Indra, suprasdamas jų įžeidimo rimtumą, nedrįso įsikišti ar užstoti jų. Dievų mokytojas to nedarė iš asmeninio apmaudo dėl kvailų išdaigų. Jis davė griežtą pamoką visai visatai. Joks įgimtas talentas ar ryšiai aukštose pareigose nesuteikia teisės nepaisyti dėsnio, kurio grindžiama bendra visatos tvarka. Gerumo rūstybė yra labai specifinis reiškinys. Kai Šanis arba Saturnas baudžia, jo smūgiai paprastai būna lėti, sunkus ir laukiami. Tai tarsi artėjantis ledynas, gniuždantis savo didžiuliu svoriu. Tačiau Brihaspati bausmė yra visiškai kitokia. Ja sudaro banalus sėkmės praradimas. Jupiteris tiesiog nusisuka nuo įžeidėjo, atitraukdamas savo nematomą apsaugą. Ir tada žmogaus gyvenime pradeda rutuliotis nepaaiškinamų ir itin nemalonių įvykių virtinė, sugriaunanti visus jo planus. Kaip tai iš tikrųjų jaučiasi mūsų kasdienėme gyvenime? Kaip minėjau anksčiau, viskas pradeda griūti be jokios aiškios priežasties. Puikiai patikimi partneriai staiga nutraukia pelningas sutartis, nurodydami absurdiškas aplinkybės. Patikimi draugai sunkiais laikais nustoja atsiliepti į skambučius. Sveikata, kuri dar vakar buvo puiki, staiga pablogėja. Žmogus nuoširdžiai nesupranta, kas tiksliai nutiko. Jis toliau deda tas pačias pastangas, naudodamas tas pačias patikrintas strategijas, tačiau jos nebeveikia. Durys, kurios kažkada atsidarė švelniu stūmimu, dabar tvirtai uždarytos, o ant jų kabo sunki plieninė spyna. Taip atsitinka todėl, kad geranoriška Brihaspati energija nebetepa jūsų likimo krumpliaračių. Jei pažeidžiate kelių eismo taisyklės, kvaila kaltinti dėl avarijos tą, kuris jas parašė. Brihaspati veikia panašių principų. Jis sukuria saugią sistemą, bet neverčia jūsų į ją įsitraukti. Kai demonstruojame aroganciją, nepagarbą mokytojams ar apleidžiame savo pareigas, mes užblokuojame kanalą, kurio mums savo rankomis teka gerovė. Jupiteris nesiunčia mums nelaimių tyčia, jis tiesiog nustoja mus nuo jų saugoti. O materialus pasaulis iš savo prigimties yra pilnas kliūčių. Be palaikymo iš viršaus žmogus lieka vienas su savo atšiauria karma, kuri pradeda reikalauti senų skolų atlyginimo. Atgauti Brihaspati palankumą yra nepaprastai sunku. Šiuo atveju negalima pasiekti paprasto atsiprašymo ar greito apsivalymo ritualo. Norint atkurti prarastą ryšį, nusikaltėlis turi giliai, nuoširdžiai atgailauti ir visiškai atkurti savo vertybių sistemą. Tos pačios arogantiškos dangiškosios dvasios buvo priverstos praleisti daugelį dešimtmečių žemėje, atlikdamos askezes ir nuolankiai padėdamos žmonėms, kol jų prakeiksmas buvo panaikintas. Todėl turime aiškiai suprasti, kad Brihaspati globa yra savotiška didžiulė pažanga. Tai pasitikėjimo balsas, reikalaujantis nuolatinio patvirtinimo sąžiningais veiksmais ir pagarba žaidimo taisyklėms. Dievų mentorius yra griežtas, tačiau jo griežtumas visada yra absoliučiai teisingas. Jis baudžia ne dėl malonumo, o tam, kad išlaikytų pusiausvyrą. Ir kai žmogus išmoksta šią sunkią pamoką, jis nustoja suvokti įstatymą kaip naštą. Jis pradeda jį matyti kaip patikimą pagrindą, ant kurio užtikrintai kurti savo ateitį. O svarbiausias šios ateities elementas vedų tradicijoje visada buvo šeimos linijos tęsinys sukauptos išminties perdavimas savo palikuonims. Senovės epų tekstuose reguliariai susiduriame su itin dramatišku siužetu. Galingas valdovas, turintis milžiniškus turtus ir plačias žemės, panirsta į gilų sielvartą. Priežastis gana banali. Jis neturi įpėdinio. Vedų kultūroje sūnaus nebuvimas buvo laikomas ne tik nelaime, bet ir kosminio masto katastrofa. Be įpėdinio dinastija baigdavosi, o sukauptos žinios ir pats valdovo vardas išnykdavo be pėdsakų.
Norėdami ištaisyti situaciją, karaliai kreipdavosi pagalbos į aukštesnės valdžios institucijas, organizuodami ugnies ritualą, žinoma kaip putra kamišti jie auką palikuonių labui. Pagrindinis dangiškasis kuratorius, nuo kurio palankumo priklausė šio įvykio sėkmė, buvo Brihaspati. Ritualas reikalavo absoliutaus, nepriekaištingo tikslumo. Žyniai, apmokyti pagal griežtas dievų mokytojo taisyklės, dienų dienas skaitė himnus, išlaikydami nustatytą ritmą. Jie pylė jį į degančią ugnį, prašydami visatos atsiųsti karaliui vertą įpėdinį į jo šlovingąją giminę. Brihaspati, stebėdamas procesą iš Amaravati rūmų, nevertino išleisto aukso kiekio ar maldų apimties. Jis atidžiai tyrinėjo prašytojo karmą. Naujo gyvenimo suteikimas yra milžiniška atsakomybė. Jei valdovas buvo žiaurus ar arogantiškas, Brihaspati likdavo kurčias jo prašymams, kad ir kiek laužų liepsnojo aikštėje. Bet jei karaliaus ketinimai buvo tyri ir jis nuoširdžiai norėjo perduoti savo dharmą ateities kartoms, vyriausiasis žynys suteikdavo savo palaiminimą. Netrukus gimė vaikas, tapęs visos karalystės išgelbėjimu. Supraskime, kodėl džotiš astrologijoje būtent griežtasis Jupiteris, o ne Mėnulis, atsakingas už vaisingumą, ar Venera, valdanti meilės reikalus, oficialiai vadinamas putra karka. Iš sanskrito kalbos šis terminas verčiamas kaip vaikų rodiklis. Fiziologinį apvaisinimo procesą valdo kitos planetos. Tačiau Brihaspati yra atsakingas už aukščiausią vaiko gimimo prasmę. Vedų filosofijoje žodis sūnus yra putra. Šis žodis susideda iš dviejų svarbių dalių. Pirmoji dalis – put, žymi tamsaus pasaulio, į kurį keliauja protėvių dvasios, kai žemėje nebėra nė vieno žmogaus, kuris atliktų jų laidotuvių apeigas, pavadinimą. Antroji dalis – tra, verčiama kaip gelbėti. Atitinkamai, putra yra tas, kuris gelbsti pirmtakus nuo užmaršties, garbingai tęsdamas tradiciją. Akivaizdu, kad Brihaspati vaikus laiko ne mielais mažyliais, o gyvybiškai svarbia sakralinių žinių perdavimo grandinės grandimi. Vaikas yra investicija į amžinybę. Kai žmogus augina įpėdinį, jis iš esmės apgaudinėja negailestingą laiką. Fizinis kūnas neišvengiamai pasens ir paliks šį pasaulį. Tačiau įpėdiniui įdiegti moraliniai principai ir išmintis gyvuos visavertiškai. Jupiteris dovanoja palikuonis tiems, kurie tikrai turi ką perduoti. Jei žmogaus gyvenimas tuščias, pripildytas trumpalaikių malonumų, vaikymosi ir neturintis aukštesnės prasmės, galinga Brihaspati energija dauginimosi sferoje gali būti visiškai užblokuota. Dažnai gyvenime stebime situacijas, kai žmonės turi finansinių išteklių, stato prabangias pilis, tačiau jų namai lieka visiškai tylūs ir tušti. Tai klasikinis tuščio turto pavyzdys. Jupiteris gali apdovanoti žmogų pinigais už praeities pasiekimus, bet griežtai atimti iš jo teisę daugintis, jei dabartinė jo filosofija yra destruktyvi. Ir atvirkščiai, kuklioje šeimoje, mokytojo ar paprasto gydytojo, kur pagrindinės vertybės yra žinios ir abipusė pagarba, gimsta talentingi vaikai, kurie vėliau keičia pasaulį į gerąją pusę. Brihaspati aiškiai skiria banalius materialinius kaupimus ir tikrąjį dvasinį kapitalą. Tikroji gerovė, pagal jo taisyklės, būtinai turi tęstis. Svarbu pažymėti, kad vaikais Brihaspati turi omenyje daugiau nei tiesioginius biologinius palikuonis. Vedų kultūroje atsidavęs mokinys, kuriam išmintingas mentorius perduoda savo slaptas žinias, laikomas panašiu į biologinį sūnų. Giluminio mokymosi procesas yra tikras dvasinis gimimas. Mokytojas investuoja į savo globotinį tiek pat, kiek paprastas tėvas investuoja į mažą kūdikį. Kai Brihaspati kasdien moko lengvabūdiškus dievus, jis elgiasi kaip griežtas, bet rūpestingas jų tėvas. Jis metodiškai formuoja jų sąmonę, moko tiksliai atskirti tiesą nuo melo ir patikimai apsaugo juos nuo neapgalvotų veiksmų. Ši sudėtinga pedagoginė funkcija yra esminė norint tinkamai suprasti Jupiterio energiją. Jis sistemingai plečia mūsų buvimą pasaulyje per tuos, kuriuos užauginome. Tačiau bet kokia dieviškoji energija, net ir pati tyriausia, prasiskverbusi per iškreiptą ego, gali turėti labai nemalonų šalutinį poveikį. Kai žmogus pamiršta, kad žinios ir jų pačių vaikai jam duoti tik laikinai kontroliuoti, jis pradeda daryti rimtas klaidas.
Nuoširdus noras perduoti sukauptą patirtį gali nepastebimai peraugti į fanatišką norą griežtai kontroliuoti kiekvieną žingsnį ir agresyviai primesti visiems savo vienintelį teisingą požiūrį. Viena iš sunkiausių šio iškraipimo formų yra būsena, kurią astrologai vadina degimu. Tam tikrai savo judėjimo dangumi laikotarpiais didžiulė planeta Jupiteris per daug priartėja prie Saulės. Simboliškai akinanti, deginanti Saulės egoizmo ugnis visiškai praryja švelnų, palaimingą išminties švytėjimą. Žmogus, gimęs su šia horoskopo pozicija, turi milžinišką žinių troškulį, tačiau visiškai nesugeba jo tvariai valdyti. Jis nuoširdžiai ir nepajudinamai tiki, kad jo asmeninė nuomonė yra vienintelė, absoliučiai neginčiama ir galutinė tiesa. Išmintis virsta aklų fanatizmu. Toks žmogus nustoja dalytis savo sukauptą patirtimi. Jis pradeda agresyviai ją primesti kitiems, nepalikdamas jiems vietos abejonėms ar savarankiškam pasirinkimui. Kasdienėme gyvenime atpažinti tokį kenčiantį asmenį nėra itin sunku. Tikriausiai esate susidūrę su tokiais žmonėmis. Tai gali būti viršininkas, kuris kruopščiai stebi savo pavaldinių moralinį charakterį, arba tolimas giminaitis, kuris bet kokias ramias šeimos vakarienės paverčia varginančią paskaitą apie sveiką mitybą, politiką ar religiją. Jie visiškai neklauso savo pašnekovų. Jiems dialogas tėra patogi dingstis pasilepinti savo išpūstų ego, patikimai slepiantis rūpesčio kitais kaukę. Dėl to iš pradžių geranoriška mentoriaus energija iškreipiama neatpažįstamai. Užuot švelniai ir atsargiai vadovavęs studentui, toks save guru vadinantis asmuo tiesioginė prasme trenkia jam per galvą sunkių taisyklių tomų. Fanatizmas visada kyla būtent ten, kur giliai įsišaknijusi baimė prarasti savo autoritetą pasirodo esanti daug stipresnė už meilę tiesai. Kita, nemažiau įdomi iškraipimo forma – retrogradinis judėjimas. Stebėtojų Žemėje kartais atrodo, kad dangaus kūnas staiga sustoja ir pradeda lėtai trauktis. Šiuo metu Brihaspati energija nukreipiama giliai į žmogaus psichiką, versdama individą nuolat abejoti visomis priimtomis dogmomis. Viena vertus, tai skatina galingą filosofinį tyrimą ir netradicinį mąstymą, tačiau, kita vertus, tai sukelia didelį dvasinį snobizmą ir sekinantį apsimetėlio sindromą. Žmogus su retrogradiniu Jupiteriu gali dešimtmečius kaupti diplomus, skaityti tūkstančius sudėtingų knygų, lankyti šimtus ilgų seminarų, bet vis tiek nesugeba pritaikyti šių žinių praktikoje. Jie nuolat jaučiasi nepakankami. Jie metodiškai nuvertina klasikinius mokytojus, dalyvauja nesibaigiančiuose mentaliniuose debatuose su autoritetais ir galiausiai sukuria savo, kartais gana painę, įsitikinimų sistemą, visiškai atsietą nuo realaus gyvenimo. Sergančio Jupiterio įtaka neišvengiamai paveikia tas sritis, kurias išsamei aptarėme anksčiau. Pavyzdžiui, kalbant apie materialinių turtų kaupimą, iškreipta Brihaspati energija sukelia arba maniakišką godumą, veidmainiškai maskuojama ilgais pokalbiais apie griežto taupumo poreikį, arba atvirkščiai, visiškai neapgalvotą išlaidavimą, naiviai tikintis įgyti aukštą socialinį statusą. Žmogus pradeda naudoti turtą ne kaip naudingą įrankį dharmai palaikyti, o kaip banalią priemonę dominuoti mažiau pasisekusiems kaimynams. Absoliučiai tas pats nutinka ir santykiuose su palikuonimis. Pažeisto vidinio mentoriaus tėvai dažnai savo vaikus laiko tik patogių projektų savo neįgyvendintoms ambicijoms įgyvendinti. Jie metodiškai atima iš jų pasirinkimo laisvę, versdami juos eiti siaurų keliu, kuris jiems asmeniškai atrodo teisingas, visiškai ignoruodami natūralius vaiko polinkius. Kyla natūralus klausimas. Ar įmanoma kažkaip pataisyti šį sugedusi vidinį lęšį? Vedų tradicijoje kenčiančio Jupiterio harmonizavimo procesas niekada neapsiriboja mantrų giedojimu ar masyvių auksinių žiedų pirkimu. Brihaspati reikalauja daug gilesnio darbo su savimi. Svarbiausias, veiksmingiausias vaistas nuo intelektualinio dogmatizmo yra nuoširdus nuolankumas. Tikrasis, gilus nuolankumas slypi aiškiame vieno paprasto dalyko supratime. Jūs niekada nesate pagrindinis tiesos šaltinis. Kai tik žmogus savanoriškai padeda sunkią aukščiausiojo teisėjo karūną ir pripažįsta kitų teisę į savo klaidas, iškreipta energija pradeda lėtai transformuotis. Reikia išmokti tiesiog tyliai klausyti žmonių, nebandant jų iš karto taisyti ar mokyti teisingo gyvenimo būdo. Bandymai griežtai kontroliuoti kiekvieną savo artimųjų žingsnį, nuolat tai pateisinant susirūpinimu, yra patikimiausias ženklas, kad jūsų vidinis vadovas serga.
Kai leidžiame pasauliui būti netobulam, leidžiame kūrybiniai jėgai tekėti natūraliai. Aukščiausias šio klausimo vystimosi taškas yra gebėjimas ramiai priimti skirtingus požiūrius, išlaikant savo moralinį branduolį. Būtent šis gebėjimas ramiai priimti skirtingus požiūrius atskleidžia tikrąjį Brihaspati veidą. Kai mūsų ego triukšmas nurimsta, tampa visiškai aišku, kad didysis dievų mokytojas niekada nepaliko savo auksinio sosto dangiškojoje Amaravati karalystėje. Jo žvilgsnis vis dar apima visą kūrinio struktūrą, bet dabar galime matyti, kad šis sostas yra ne kažkur nepasiekiamuose žvaigždėtuose tolumuose, o mūsų pačių sąmonėje. Šis amžinas stebėtojas yra pats principas, kuris neleidžia mūsų mintims nusileisti į chaosą. Išanalizavus jo sudėtingą kelią, tai tampa aišku. Brihaspati yra mūsų sąžinės balsas, vidinis kompasas, kuris veikia net tada, kai bandome jį ignoruoti. Panagrinėkime, kaip šis dangiškasis mentorius pasireiškia mūsų kasdieniame gyvenime. Džiotiše Jupiteris siejamas su akašos arba eterio elementu. Eteris yra erdvė, jungianti visus gyvus dalykus. Atitinkamai, Brihaspati mums simbolizuoja tą laisvą erdvę prote, neužimtą tuštybės ir baimės. Kai žmogus sustoja ir suabejoja savo pasirinkimo teisingumu, Jupiteris pradeda kalbėti jame. Tai negarsus, įsakmus Indros tonas ar aistringa Šukračarijos aistra. Tai tylus, visiškai nepajudinamas tiesos šnabždesys, nebejotinas. Šiuolaikinėme pasaulyje išgirsti šį vidinį mentorių darosi vis sunkiau. Esame įpratę pasikliauti išoriniais autoritetais ir nesibaigiančių kitų žmonių nuomonių srautu. Tačiau Brihaspati teigia, kad visi atsakymai jau yra įterpti į mūsų proto struktūrą. Kalbos grynumas, apie kurį kalbėjome anksčiau, yra pirmas žingsnis atkuriant šį ryšį. Kai nustojame meluoti, mumyse esanti akaša apvaloma, o vidinio guru balsas tampa aiškus. Tai yra pati sėkmė, kurią atneša Jupiteris. Ji nenukrenta iš dangaus atsitiktinai, o yra natūralus mūsų susiderinimo su visatos dėsniais rezultatas. Kaip jau sakiau, Brihaspati niekada neverčia mūsų laikytis dharmos. Jis tik parodo mums kelią. Pasirinkimas visada yra mūsų. Jei žmogus nusprendžia ignoruoti šį vidinį patarimą, jis praranda prasmę ir džiaugsmą. Materialinės gėrybės gali išlikti, bet jos nustoja teikti pasitenkinimą ir virsta našta. Tikroji gerovė tai ne nulių skaičių sąskaitoje, o gilus savo būties teisingumo jausmas. Kai supranti, kodėl esi čia, įgyji patikimiausią apsaugą. Taip pat svarbu, kad Brihaspati yra plėtimosi energija. Tačiau tai ne chaotiškas augimas, o gilus vystimasis. Mentorius moko mus, kad bet kokios žinios turi būti realizuotos. Vien informacijos kaupimas paverčia protą dulkėtą biblioteką. Tikras Jupiterio pasekėjas paima koncepciją ir paverčia ją etinių veiksmų arba naudingų dėsnių. Tai yra kasdienio gyvenimo pavertimo išminties auksų procesas. Brihaspati visada išlieka ištikimas savo principams. Jis išgyveno išdavystę, pavydą ir tremtį, tačiau jo šviesa niekada neužgeso. Tai suteikia mums vilties, kad net ir mūsų besikeičiančiame gyvenime yra tam tikra konstanta. Jupiteris primena mums, kad ir kokie tamsus atrodytų laikai, sąžiningumas ir užuojauta visada bus atlyginta, nes pasaulis laikosi ant šio pamato. Brihaspati ragina mus pirmiausia tapti savo pačių mokytojais, nustoti siekti nuraminti likimą išoriniais veiksmais ir pradėti statyti vidinį aukurą. Kiekvienas iš pareigos jausmo atliktas veiksmas yra geriausia auka. Ir tada mūsų rankose bus auksinis tiesos lankas, leisantis mums neklystamai pramušti bet kokios iliuzijos rūką. Gyvenimas nustoja būti sutapimų virtinė ir tampa sąmoningų keliu. Baigdami diskusiją apie šią dievybę, verta pagalvoti, kiek jo išminties esame pasirengę įsileisti į savo gyvenimą. Galbūt tai bus paprastas sprendimas kalbėti šiek tiek aiškiau arba noras pripažinti savo klaidas. Jupiteris laimina bet kokias pastangas, skirtas sąmonės augimui. Jis tęsia savo kelionę per zodiaką, matuodamas mūsų sėkmės ciklus ir primindamas mums, kad tikrasis nemirtingumas pasiekiamas tik toliau perduodant žinių šviesą. Pasaulis išlieka stabilus tol, kol skamba proto balsas. Ir kiekvienas iš mūsų prisidedame prie šio skambesio, kurdami harmoniją savo kasdieniais pasirinkimais.
Tikėjimo apšviestas protas gali rasti išeiti iš painiausio likimo labirinto. Išmintis neieško to, kuris garsiausiai šaukia. Ji atsiskleidžia tiems, kurie išmoko įsiklausyti į savo širdies tylą. Iki kito karto, mieli draugai.